brangioji. Užvaldė jausmai? Šiandien galvojau tik apie tave. Trūksta tik geros lovos. Gerų baldų fabrikas. Vaidai, ne kasdien pelnai 2 įvarčius, jo labiau dar ir Žalgirio vartus. Esi tikriausiai patenkintas savo žaidimu? Iš tikrųjų tai taip, esu patenkintas. Varžybos iš tikrųjų labai sunkios. Sunki pergalė, bet esam verti to. Stengiamės. Aikštė labai iš tikrųjų sunki, dar sunkesnė negu Šiauliuose pas mus. Klimpom, buksavom, bet savo noru ir visom jėgom, kiek galėjom, stengiamės ir laimėjom. Komanda laimė jau antras rungtynes prieš tos varžovus, kur galbūt niekas nesitikėjo, kad laimės. Kas atsitiko? Fortuna atsisuko į mūsų pusę, ar Šiauliai susižaidė ir... Tiesiog gal pradėjom daugiau suprasti kiekvienas žaidėjas savo draugą. Tarpusavį susipratimas atsirado toksai gal ir šiaip, ir komanda tokia atsirado, dvasia tokia. Nežinau, gal visi, kiekvienas už kiekvieną daugiau stengiasi, todėl taip ir gaunas. Jei išliks ta pati komandos sudėtis kitais metais, būsim gerokai aukščiau? Mes ne tik, kad tikimės, bet galvoju, kad taip ir bus. Jeigu išlaikys, žinoma, tą komandą, tai manau, kad jaunimas parodys savo, patyrę žaidėjai padės laimėti kuo daugiau pergalių gal. Komandoje atsirado tokia komandinė dvasia, tikrai vyrai kovėsi šiandien, atrodo, kad kaip paskutinės rungtynės, galbūt čempionatą, bet gerai sukovojo. Apie šias rungtynės, pirmas kėlinys be įvarčių, antrame kėlinyje 2 Vaido Šilėno įvarčiai. Gal pirmas kėlinys tikrai Žalgirio persvara buvo prispaudę mus prie vartų, mes perlaikydavom kamuoliuką, negalėjom sukurti nei jokių atakų tokių, nei greitų, nei pozicinio atakų. Antrą kėlinį pradėjome žaisti 1-2 lietimais, atsirado erdvės ir geras kontratakas padarėm.